savanoriaujam jau nuo gal 18 metų keliese, turim tokį draugų ratą ir dalyvaujam, bet kokia liberalų centristą ar kokia kitoj veikloj, bandom savanoriauti, minėti, agituoti žmonės, švęsti ir taip toliau. Lietuvos valstybinės šventės miniu draugų būryje su Lietuvos atributika. Būnu su šeima dažniausiai, einu kartais į renginius mieste, susitinku su draugais. Gyvendama Lietuvoje aš jaučiuosi saugiai, jaučiuosi gerai. Galbūt mes turime mažiau galimybių negu kitose šalyse, tačiau čia yra manoma ir čia yra mano gimtinė. Aš patenkinta, niekada nenorėjau išvažiuoti, matau save čia ateityje, mokaus, gyvenu ir jaučiuosi tikrai patenkinta ir laiminga to, ką darau. Manau, kad Lietuvoje yra nepalanki situacija studijuoti, gal net dirbti, nesudaromos tam sąlygos, tad manau, jeigu yra galimybės studijuoti ar dirbti užsienyje ir ten yra geresnis gyvenimas, kodėl gi ne? Manau, kad emigracija yra gerai, nes galime tobulėti, galime atrasti naujus pasaulius, sužinoti daug, bet manau, kad vertėtų grįžti atgal į Lietuvą. Manau, kad yra geras dalykas, nes galima pamatyti kitas šalis ir sužinoti apie jas daugiau. Niekada apie tai labai negalvau, bet bent jau nėra taip, kad labai baisu būtų nebesurėti. Taip labai didžiuojas. Tai manau, kad lietuviai yra labai stiprus žmonės, jie gali iškentėti daug. Labai didžiuojas. Taip. Kodėl? Nes Lietuvoje aš gimiau, Lietuvoje užaugau, Lietuvoje noriu numirti.